Labas vakaras, čia su jumis yra Elvisytė. Bandysiu. Ir Petriukas, mano draugas. Gerai, atsičiaudė. Nieko baisaus. Mes dabar čilinam Šiauliuose, pas mane namuose. Ir dabar, mano draugelis sako, parsisiūs po pats geriausias žaidimas pasaulyje yra pripažintas. Dėl to sugalvojau parsisiųsti po tam, kad galėčiau pavaidinti, ką turiu. Tai va, parsisiunčiau po ir kas yra keiščiausia. Ir kas keiščiausia, gerai, draugelį pasakysiu, kad tas naujas telefonas. Tai va, nusipirkau naują telefoną, kuris vadinasi Nokia 222. Ir čia geras, sakė dabar, irgi yra šiuolaikinis toksai. Tai va, ir kažkaip parsisiunčiau po ir per tokį mažą ekraniuką matau, kad po yra 10 metų. Tai zaibis, kad iš karto parsisiunti ir jau yra 10 metų. Dar kadangi mes pralaimėjom taip skaudžiai, nelaimingai, bet aš vis tiek myliu Kašį, myliu Lietuvą. Ir bus dar tų laimėjimų ir dėl to noriu parodyti, kaip galim žaisti Kašį per PAU. Nes mano draugelis sakė, su PAU jisai yra mėgėjas palošti ir aš bandysiu pažaisti. Parodyti, kaip turi iš tikrųjų žaisti krepšinį. Va, kaip krepšininkai turi taip varyti. Labai. Tūsas vyksta, niekas nepyka. Tūsas vyksta. 3 taškai. 4 taškai. Jonas Valančiūnas nepataiko. Domantas Sabonis. Baig, pataiko, bet nepatiko, jis nepatiko. Gerai. Ką aš galiu pasakyti. Iš tikrųjų čia... Ne, palauk dabar, draugelį, tu per daug skubi gyventi kažkur, esi prigeręs, jei būk savo vietoje. Tai va, žiūrėk, blėt, juokas jam. Palauk, gali leis man pakalbėti, tik prigeriai, kai jau nebleidi man pasakyti. Čia mano, jeigu ką gerbėjai, ne tavo, ir čia nesijaus biškai per daug savo vaidmenį. Tai va, savo gerbėjam norėčiau pasakyti didelį ačiū, kad žiūrėjot mano krepšinį, kaip aš žaidžiu per PAU, nes iš tikrųjų realiai aš visada taip gerai ir žaidžiu. Jau blogai rodo. Kas?